Sveiki, draugai, bičiuliai. Nu ką, žiema žiemužė atėjo, ne? Šaltukas gerai spustelėjo. Kaip čia su to globaliniu klimato atšilimo, ne? Kažkaip tai taip šyla, kad šaltis net ausis karpo, ne? Kaip su žirklėm. Tai va, na, bet šiandien ne apie šaltį ir ne apie globalinį atšilimą, nes čia Lietuvoje tai nepaisant to, kad užlauko speigas, bet realiai tai kaip karšta. Na, vakar skambino man iš policijos, apklausė mane nuotoliniu būdu dėl Bartkevičiaus to spjūvio. Na, apklausė, tai sakau, tai kokia čia ta byla pradėta? Tai prieš Bartkevičių pradėta, tai kas, sakau, pradėta čia prieš tą Bartkevičių? Kas čia tas bus? Tai sako, tai administracinė teisena. Sakau, palaukit. Tai jam administracinė teisena, o man baudžiakas. Nors jo veiksmas išprovokavo mano veiksmą, bet man baudžiakas, o jam baudikė. Nu, administracinė teisena, nu taip kaip kelių eismo taisyklių, vat kokį be diržo važiuosit, ar greitį viršysit, gausit baudą, tai va taip va, Bartkevičius irgi gaus tiesiog blogiausiu atveju baudelę, net nežinau, pagal viešosios tvarkos pažeidimas. Tai ten baudikė kažkokia nedidelė eina, 15 gal eurų kaip Šurajevui ir kažkas tai tokio. O man tuo tarpu baudžiamoji byla. Ir policijai čia viskas, nu ne policijai, prokuratūrai čia viskas normalu. Nes aš parašiau pareiškimą ir aš prašiau iškelti Bartkevičiui baudžiamąją bylą dėl mano užpuolimo, nes jisai tikslingai kartu su to Slavka Večeslavo Mickevičium, jiegi ten ieškojo, kur aš esu, ir jiegi tenai ir bandė. Bet aš galvoju, kodėlgi mane apklausė. Kodėlgi mane jie apklausė? Kodėl ta apklausa, nes kaip čia dabar nusprendė mane apklausti? Ne? Normaliai taip turėtų būti, bet kiek esu rašęs pareiškimą, tai jie visada net manęs neapklausė, atsisakydavo pradėti ikiteisminį tyrimą. Kada aš tai supratau, ogi kada tyrėjas pradėjo klausinėti apie mano veiksmus, kokius aš atlikau, po to, kai Bartkevičius man spjovė į veidą. Aš sakau, palaukit. Tai mano veiksmai, tai yra baudžiamosios bylos elementas, kurioje aš esu apklaustas, tiksliau, pareikšti man įtarimai. Ir aš dėl to atsisakau prieš save liudyti, nes galioja nekaltumo prezumpcija. Tai tyrėjas atšoko. Ir man staiga suėjo, kodėl jie organizavo tą apklausą, kad pabandyti, kadangi aš atsisakau, jau prieš tai duoti parodymus. Tai jie, žodžiu, per tokiu būdu pabandė mane kaip liudytoją apklausti ir klausinėjo tokiu pat veiksmų. Sakau, taigi mes apie Bartkevičių kalbam. Na, o šiaip teko pasidomėti, kad senovėje, pasidomėkit istorijoje, kad berods Indijoje, karalius buvo išleidęs net tokį įsakymą, kad tas, kas spjovė, tam spjaudaliui būtų nupjautos lūpos. Įsivaizduojat? Paguglinkit, paieškokit, ką reiškia apspjovimas. Kad tai yra arabų kultūroje ir dar kažkas, tai davimas į snukį, tai pasirodo dar mažesnė bausmė. Ir Anglijoje, ir visur, tai apie tos pjūvis daugiau papasakosiu, kai gausiu atsakymą, kas nuspręsta su Bartkevičiu. Na, šiandien dar įdomiau buvo, taigi buvo Raskevičiaus byla. Žalimas liudijo, o aš pastačiau teismą prieš faktą, neatvažiavau į teismą ir pasakiau labai paprastai. Aš nevažiuosiu, nes man Vilniui nesaugu. Nugi pati žiniasklaida rašė dar kūčių vakarą, kad man nesaugu Vilniuje. Nu tai ir nevažiavau į tą teismą, jeigu man nesaugu. Nu būtų ten parašę žiniasklaida, kad man saugu Vilniuje, tai važiuočiau. Bet kadangi teisingoji žiniasklaida rašo, kad man Vilniuje yra labai nesaugu, nu tai labai ir nevažiavau. Bet pavyko gauti nuorodą prisijungti ir ten sekretorė, o tai kaip jūs gavo nuorodą? O tai kaip? A kai reikėjo ir gavau tą nuorodą ir prisijungiau. Ir jie, suprantat, gal norėjo man duoti kokią baudą, kad neatvykau į teismo posėdį, o aš prisijungiau prie teismo posėdžio ir sakau, o koks skirtumas, aš taigi esu. Jeigu Raskevičiui leidote dalyvauti dėl neva saugumo, kad grėsia jam grėsmė Raskevičiui, kad mes su Lobaučiu užpulsim, nu tai tada ir man tada duokite nuotoliniu būdu. Nu tai žodžiu, teisėja labai čia mane griežtai įspėjo, labai jau čia griežtai viską tą, bet žodžiu, kardamosios priemonės prokuroras paprašė skirti kardomąją priemonę, bet teismas nedavė jokios kardamosios priemonės. Na, žodžiu, nes aš posėdį sudalyvau ir nesutriko. Na ir įdomiausia dalis, taigi buvo atėjęs Dainius Žalimas. Tai žinokit, biški net
Gaila, kad vis dėlto, būčiau norėjęs, aš jį ten gyvai tą Žalimą pakalbinti, bet, nepavyko gyvai Žalimo pakalbinti, nes, dalyvau nuotoliniu būdu. Tai, žodžiu, Žalimas kokių nesąmonių jisai prišnekėjo. Beje, paklausėm, ar yra Žalimas LGBT-šnikas. Tai jisai pabėgo nuo to atsakymo. Bet ką sužinojau, atsimenat, kai Žalimas kandidatavo į prezidentus, jisaigi pasakojo, kad jisai, čia jau toj pat įstosiu į Laisvės partiją. Tai ką aš išgirdau šiandien, kad Žalimas dar iki dabar nėra Laisvės partijos narys. Tai galima drąsiai teigti, kad Žalimas yra pažadukas ir melagis. Tas pats, kur ten virš kadencijos sėdėjo Seime. Tai va tiek, brangieji, informacijos, tiek naujienų. Rytoj žinau, kad bus labai įdomi diena Kapčiamiestyje. Tai kas iš Alytaus ar ką iš arčiau, būtinai nuvažiuokit. Teko girdėti, kad jau lygtai ir Žemaitaitis ketina atvažiuoti. Kaip sakant, ten veiksmo rytoj nusimato. Dar vėlgi, bet kaip dabar jau čia Kapčiamiesčio gyventojai jau vatnikai pasidarė, ne? Nenori leisti nugriauti savo namų, nenori leisti iškirsti miškų, tai tu jau vatnikas. Ir apie miškus, ir apie Šarūną Jasikevičių tose regionuose dar vėliau papasakosiu. Gavau šiek tiek tokios įdomios informacijos. Tai va tiek, brangieji, tiek žinių, laikykite, saugokite save, nesušalkite ir viskas bus gerai. Ate.